Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą Am I the Asshole? Ir kai kurie iš jūsų pasakys, jog taip, Greta, buvai goddamn asshole, nes nekėliai video kiekvieną savaitę, bet kaip ir per kiekvienas kalėdas, kaip ir per kiekvienus naujuosius ar tiesiog šventes, pirmiausia reikia rūpintis savimi, savo šeima ir savo draugais, o tada jau hobiais ir visais kitais dalykais, tad tą aš ir padariau. Bet pagaliau sausis. Mes pakankamai daug pinigų išsileidom ir pakankamai daug laiko ir sveikatos išnaudojom. Laikas grįžti prie rutinos. Na, kam rutina, kam darbas, kam hobis. Ir šiandieną turiu gan nemažai istorijų, jūsų istorijų atsistų man. Manau, daugelis laukia jau galbūt nuo rugsėjo mėnesio. Šio būtent video, atsiprašau. Bet turime keletą naujų Am I the Asshole ar Would I be the Asshole ir kiek atsimenu, nes greitai akimis tiesiog permečiau kiekvieną istoriją, yra vienas update'as. Jeigu ne, tai beredaguodama video save patikslinsiu čionais kažkur, tai kiek istorijų ir kiek update'ų. Kitka, per daug labai neteiskit manęs, bet aš čia prisižiūrėjau tų visų banana clip ir prisipirkau ir mėginu kažką tai naujo su savo plaukais pamėginti pasidaryti. Aš nesu vienas iš tų žmonių, kuriai labai patinka kažką tai daryti su savo plaukais. Taip pat nesu vienas iš tų žmonių, kuriai patinka makiažą kiekvieną dieną naudot, bet prieš video reikia atrodyti gražiai, padoriai. Kaip visada, aš nieko nematau be akinių, todėl atsiprašau, jeigu matysite mano lempas visas. Gavau vieną naują. Ir tiesiog noriu paeksperimentuoti su šiltom ir šaltom spalvom. So yeah. Bet okei, be ilgų kalbų, pradėkime. Hei Greta, norėčiau išlikti anonimas. Of course. Pradėsiu nuo to, kad turiu grupę draugų, kurie yra priklausomi nuo narkotikų. Tame tarpe ir aš pradėjau išbandyti. Tačiau man pradėjo tai nepatikti, jaučiau galbūt net kaltę, kad tai darau, nes nejaučiu jokio malonumo ar nesijaučiu saugi tai darant. Po kurio laiko pradėjau stengtis iš to išlipti ir nebevartoti, o mano manimu, protingiausias sprendimas buvo kuo mažiau praleisti laiko tame draugų rate. Obviously. Tačiau po kurio laiko gaudavau priekaištus, kad su jais nebebendrauju, praleidžiu mažiau laiko. Paaiškinu situaciją, jie tik pasijuokė ir pasiūlė praleisti dieną su jais. Sutikau, nes gan ilgai nebuvau praleidusi su jais laiką, tačiau po kelių valandų buvimo jie pradėjo vartoti. Pasakiau, kad noriu važiuoti namo, nes stengiuosi iš to išlipti. Jie supykę, netarė nei žodžio. Aš išvažiavau. Aš visada jiems parašydavau, paklausdavau, kas naujo ir taip toliau, bet atgal gaudavau priekaištą, kad pamiršau juos. Iki šiol nesuprantu, kodėl jie pyksta. Kad stengiuosi nebevartoti, ar jie pyksta ne dėl to? Atvažiavus pas juos visada matau juos pavartojusius. Atrodo, nebėra apie ką kalbėti ir lyg iki šiol jaučiu kažkokį pyktį iš jų. Am I the asshole, kad nebepraleidžiu laiko su jais? Tikrai nesi asshole vien dėl to, jog nenoriu su jais bendrauti, vien dėl to, jog jiems įdomiau ir labiau rūpi narkotikai, negu palaikyti santykius ar draugystę su tavimi. Jeigu tau visiškai nėra įdomu vartoti narkotikus, nesvarbu ar tai būtų žaliai alkoholis ar kokie nors psichadeliniai narkotikai. Ir aš nekalbu apie tuos stipriuosius narkotikus, aš kalbu apie tuos recreational ones. Good for you. Žinai, ko nori, nenusileidi žmonėms, kuriems, kaip ir sakiau, įdomiau yra tiesiog vartoti narkotikus. Ignoruok juos, visiškai. Nerašyk, neskambink, neklausk, nesidomėk. Jeigu jiems yra įdomiau narkotikai, tai tiesiog ir palik juos. Kitas dalykas, jeigu jie iš tikrųjų būtų tavo draugai, jie norėtų praleisti laiką su tavimi ir apseitų be tų visų narkotikų vartojimo, kad ir kokius ten narkotikus jie vartoja. Ir tada savo laiku eitų ir darytų, ką jie nori. Viską, ką jie dabar daro, tai mėgina priversti tave pasijusti kalta, jog tavęs netraukia toksai kabutėse hobis. Ir aš manau, jog šauniai padarai, kad iš pat pradžių žinojai, jog šis dalykas nėra tau ir laiku pasitraukiai nuo to. Pasitraukiai, nesvarbu. Esmė tame, jog padarai teisingai ir nesijaus kaltai ir you're not the asshole. Antra istorija. Labas Greta, norėčiau, kad mano vardo neminėtum, of course. Susipažinau su savo geriausia drauge Monika, vardas pakeistas, būdama 9 klasėje. Nuo to laiko mes pradėjome gerai sutarti ir per pertraukas visuomet susitikdavome ir leisdavome laiką kartu.
Ji buvo labai gera draugė, visada man padėdavo, užjausdavo, patardavo, bet 10 klasėje išėjo mokytis į profesinę mokyklą. Ji turėjo vaikiną, vadinsi jį Karoliu. Jam tuo metu buvo 24 ar 25 metai, tiksliai nepamenu, o jai buvo 17. Pedofilas, iš karto nieko nežinau. Ji turėjo priklausomybę narkotikams, žoliai, THC, antidepresantams, amfetaminui. Nenorėjau, kad ji žalotų save tokiu būdu ir džiaugiausi, kad ilgą laiką jį nevartojo. Tačiau aš iš karto čionais noriu įsiterpti, kadangi nenoriu paskui pamiršti. Taip, žolė THC, jais galima piknaudžiauti, nes lengva gauti, nežinau kaip Lietuvoje, bet čionais tikrai lengva gauti. Antidepresantai ir amfetaminai, tai antidepresantai yra išrašomi, nes tau reikia. Daktarai nusprendė, jog jums reikia šio vaisto. Tačiau jeigu daktarai ar psichologai, dabar tiksliai nepamenu, kurie gali, psichoterapeutai, kurie gali išrašyti vaistus, žodžiu, daktarai, kurie gali išrašyti vaistus, jie neišrašys jums tokių stiprių dozių, jeigu jums nereikia jų. Bet taip, žinoma, galima piknaudžiauti jais, tačiau sakyti, kad tai yra narkotikas, žolė THC taip, menkas narkotikas, bet antidepresantai ir visa kita, aš manau, jog tai yra tiesiog vaistai. Tad gal norėjai pasakyti, jog jinai piknaudžiavo vaistais? Nors žinoma, kiekvieno nuomonė apie narkotikus ir vaistus ir kur baigėsi ši riba yra skirtinga, aš neįsiplėsiu per daug su savo nuomonę, eikime toliau. Tuomet, po vasaros, grįžo jos vaikinas ir jis su juo susitikusi vėl įklimpo į narkotikus ir alkoholį. Alkoholis jau kitas dalykas, kas labai kenkė jos psichikai. Tai prisimenu 2023 metų spalį. Ji man paskambino apsiverkusi, kruvina, sumušta ir pradėjo pasakoti, ką padarė jos vaikinas. Ji man pasakė, kad jis ją sumušė, todėl kad ji nenorėjo užsiimti lytiniais santykiais su juo ir jis suėmė jai už kaklo, trenkė į veidą, tarp jų įvyko konfliktas. To pasakoje ji buvo įstumta į stiklinės duris, kurios jai stipriai atsidaužant į jas sudužo ir ji turėjo daug įbrėžimų nuo stiklo. Ji teigia, kad dabar jo nėra namuose, nes jis išėjo į parduotuvę nusipirkti cigarečių. Mums būnant pokalbėje, ji pradėjo daužyti jo namuose viską, kas pasitaikė po ranka, isteriškai verkdama dėl to, kaip jis su ją pasielgė. Ji sudaužė jo televizorių, kompiuterį ir kitus daiktus. Vėl įsiterpsiu. Pirmas dalykas, tai jeigu jūs esat verčiami daryti tai, ko nenorit, susirinkat visas savo šmutkės ir išeinat. Antras dalykas, kviečiat policiją, jeigu kažkas tai prieš jūs pakėlė ranką. Ir trečias dalykas, nereikia daužyti kitų žmonių daiktų, nes jums teks atpirkti visą tai. Abudu man jie šiuo metu neskamba kaip labai psichiškai sveiki žmonės. Negalėjau pas ją atvažiuoti, nes buvau išvykusi į kitą miestą, todėl parašiau jos mamai, paaiškinau situaciją ir paprašiau, kad ją parsivežtų, kviestų policiją. Pasakiau jai, kad jis jai duoda narkotikų, alkoholio ir paprašiau, kad neleistų jai su juo bendrauti. Kol jos mama važiavo, kalbėjau su Karoliu ir klausiau, kodėl tai padarė. Jis viską neigė ir sakė, kad nieko nebuvo. Jis tuo metu buvo atėmęs iš jos telefono, kad Monika nesusirašytų su manimi ir užrakinęs ją namuose pats stovėjo lauke ir laukė, kol atvažiuos Monikos mama. Jis apsimetė auką ir pasakė, kad jai užėjo isterija ir kad Monika yra kalčiausia. Dar po viso to Karolis norėjo, kad ji jam atlygintų žalą už sudaužytus jo daiktus. Taip, dėja, teks atlyginti už sudaužytus daiktus. Mano draugės mama atvažiavusi nekvietė policijos. Ji parsivežė Moniką namo. Kitą rytą ji atsiuntė savo kūno nuotraukos. Jos lūpa buvo praskelta, ant kaklo, kojų, rankų buvo mėlynės, visur subraižymai, žandas buvo ištinęs. Aš jai pasakiau, kad išsiskirk su juo, nes jis blogai su tavimi elgėsi. Ji man prižadėjo, kad tikrai pas jį nesugrįš, bet po kelių savaičių ji vis vien su juo susitaikė. Aš buvau labai supykusi, nes nenorėjau, kad su mano drauge būtų elgiamasi blogai. Jos mama nieko jai nesakė ir neleido su juo bendrauti.
Bandžiau ją atkalbėti, primindama, kaip jis pasielgia ir kad jis tikrai sumuš ją dar kartą, nes ir prieš šį įvykį tai nebuvo pirmas kartas, kai ji būdavo sumušama. Taigi po visko, kai Monika sugrįžo pas Karolį, pasakiau jai, rinkis aš arba Karolis. Ir jeigu tu su juo draugausi, aš nebebūsiu tavo draugė. Monika pasirinko jį, todėl aš nebebendravau su ją. Nesenai ji man parašė, jog išsiskyrė su Karoliu. Pasilgo mūsų draugystės, kad gailisi dėl to, ką padarė. Aš jai atrašiau, kodėl tik dabar man rašai. Turbūt dėl to, kad neturiu su kuo bendrauti, nes nebeturi savo vaikino ir todėl tau manęs prireikė. Mes dar pasirašinėjome, bet į paskutinę žinutę aš jai nebetrašiau. Am I the asshole, kad liepiau draugiai rinktis aš arba jos vaikinas? Ką manai tu? Labas, dar kartą pamiršau paklausti pabaigoje ir ar toliau turėčiau su ją bendrauti. Ar blogai darau, kad dar vis laikau nuoskaudą širdyje. Sunki situacija, kai abudu žmonės yra toksiški. Tiek savo, tiek vienas kitam. Tiksliai dėl vaikino nežinau, bet vien tik tai dėl to, jog 25 metų žmogus renkasi draugauti su 17 metė, nėra jisai visiškai normalus, okei? Tavo draugiai Monikai, tai reikėtų tiesiog paprašyti, jog jinai labiau stengtųsi, kaip susitvarkyti su savo depresija. Vienas dalykas tai yra normalių išrašytų vaistų vartojimas, kitas dalykas yra maišymas su žole ir alkoholiu. Šie dalykai niekados, visiškai nepadės. Motina šitoje situacijoje irgi nepasakyčiau, kad labai motiniška. Negaliu pasakyti 100%, kad ne asshole, bet negaliu ir pasakyti 100%, kad asshole. 17 metų tai yra gan dar jaunas žmogus. Ir tokių metų mes visi darėme klaidas, tiek didelės, tiek mažas. Ir manau, kad su jos, depresija, kaip suprantu, ir atėjusių vyresnių vyrų, kuris davė į dėmesio, padaryti tokią klaidą, manau, būtų gan lengva kiekvienai merginai. Iš tikrųjų, priminė istoriją, kuri man regis buvo praeitame video, ar tai buvo paskutinė, ar tai prieš paskutinę, dabar neatsimenu istoriją, kur draugė vis grįždavo pas vaikiną, tada išsiskirdavo ir bėgdavo atgal pas draugę, tada vėl susitaikydavo, vėl kažkas atsitikdavo, išsiskirdavo ir vėl bėgdavo pas draugę. Tad iš dalies kaip ir galbūt galėtum duoti antrą šansą, tačiau jeigu tai kartosis 3, 4 kartą, tada, tiksliai žinosi, kas per žmogus Monika yra ir tada jau tiksliai galėsi atsakyti į šį klausimą, ar toliau bendrauti su ją ar ne. Svarbiausia, jog jinai nuoširdžiai suprastų, kaip privertė tave pasijausti ir jog dėl to kažką tai darytų. Taip, rūkymas ir tablečių gerimas tai yra tik tai pirmasis žingsnis norint savo padėti. Tačiau norint pilnai savo padėti, depresija, ar anxiety, ar PTSD, ar ADHD, nesvarbu, ką turite, viskas priklauso ne nuo tų tablečių vartojimo, kurios jums išrašė daktarai, bet nuo jūsų pačių. Tai yra tiesiog geriau žinoti, kas yra depresija, kas yra ADHD, domėtis, mokintis ir mėginti kuo daugiau įvairių būdų savo padėti. Ką tik dabar patikrinau, šitą istoriją buvo atsiusta prieš 3 mėnesius, todėl labai tikiuosi, kad šita visa situacija ir jūsų draugystė, susitvarkė. Hei, labai patinka tavo Am I the asshole video, netyčia užmačiau, tai labai užkabino. Man 16 metų, gyvenu su tėčiu tarp kabučių, nes nejaučiu jam jokios pagarbos. Nuo pat mažens augau tik su juo ir su jo moterim. Iki 6 metų gyvenau pas močiutę, tada jis mane pasiėmė su savo sugyventinė Laura. Ji turėjo vaiką, jaunesnį už mane 2 metais. Laikui bėgant, tėtis pasikeitė. Ne vieną ir ne 2 kartus čytino ant Lauros. Vis mane supažindindavo su savo mistresses. Augant mačiau tokį pavyzdį. Vieną dieną Lauros sūnui buvo plaučių uždegimas, tad jie atsigulė į ligoninę. Tuo metu buvo karantinas ir man reikėjo karantinuotis savaitę. 6 dienas buvau viena namuose, nes tuo metu tėtis dirbo tolimų reisų vairuotojų. Ar tolimųjų reisų vairuotojas, nesvarbu. Ant 7 dienos jis grįžo ir surengė baliuką. Tuo metu gėrė ir vartojo ir ant vakaro pasikvietė vieną iš savo meilužių. Ryte atsikėlus, jų neradau namie. Man paskambino ir liepė plaukus surinkti nuo lovos, kad Laura nerastų.
Aš tai būčiau dar daugiau užkrovus plaukų. Na žodžiu, nebetęsim. Pagrindinio dalyko nepasakiau, kad negavau tėčio meilės per tą savo vaikystę. Turėjau santykius, bet toksinius. Tad aš jį palikau, nes ant paskutinių 2 mėnesių jaučiau jam tik neapykantą. Tada kažkaip staiga atsirado vyras ir nemažai metų vyresnis už mane. Bet pagalvojau, kartais gal man tie daddy issues taip veikia, kad man labai patinka vyresni vyrai. Na bet žodžiu, ir su juo ryšiai nutrūko, nes tėčio moteris, čia jau kita su Laura išsiskyrė, atsirado Patricija, vardas pakeistas, prirašė jam visokių nesąmonių ir jis galbūt įsigando. Buvo labai sunku paleisti žmogų. Žiūrint, koks metų skirtumas ir jeigu iš tikrųjų jisai buvo 10 ar 15 metų vyresnis, tai negalima. Gal ten ta Patricija gerai ir padarė, kad parašė jam. Bet dabar, ką aš bedaryčiau, tėtis mane išvarto visokiais žodžiais, kaip kekščia, kurva, prostitutė ir taip toliau. Tiesą sakant, skaudu. O tai jisai jau pats nekekščia, atsiprašant. Išeinu į lauką, su draugu kokį pasivaikščioti, būnu taip pat išvadinta visaip. Kažką darau, jam viskas blogai. Pavargau per savo 10 metų su juo taip gyventi. Psichologiškai mane jisai žudo. Tai aš, Maidiazol, jei bandyčiau bėgti kuo toliau nuo tokio žmogaus kaip jis. Atsiprašau už klaidas ir neaiškiai sudėliotą tekstą, bet stengiuosi. All good, viskas gerai. You are not the asshole. Tikrai ne. Manau, kad kiekvienas tavo vietoje mėgintų bėgti ir bėgti kuo greičiau. Tačiau klausimas, ar tu turi kur? Būnant 16 metų, aš nemanau, jog yra labai daug galimybių tai padaryti. Jeigu tik tai yra kur, aš manau, jog turėtum. Bet kitas dalykas, reikėtų pasidomėti, ar teisiškai gali išeiti iš namų. Nes jeigu negali, tai tada tavo tėvas skambins į policiją kiekvieną kartą ir policija tave grąžins atgal pas tėvą. Sunku atsakyti, kadangi aš nežinau lietuviškų įstatymų, aš jau apie 10-11 metų gyvenu Anglijoje, todėl angliškus įstatymus žinau šiek tiek geriau negu lietuviškus. Keičiasi čia kiekvienais metais viskas visur. Tai tikrai not the asshole. Aš dar galbūt mėginčiau pasišnekėti su tėvu ir paklausti, ar jisai norėtų. Galbūt jisai būtent to ir trokšta, kad, davai greičiau valink iš namų, nes man atsibodo laukti, kada tau sueis 18 metų. Galbūt yra kokios nors giminės, kurios priimtų tave, galbūt kokie nors, geri samariečiai. Tai yra galbūt, draugų tėvai ar šiaip kokie nors žmonės. Nežinau. Bet, žodžiu, jeigu tik tai jisai sutinka ir jeigu tu tik tai turi kur eit, taip ir daryk. Sėkmės ir tikiuosi, kad kiti ateinantys 10 metų bus žymiai geresni. Sveika Greta, malonu matyti tave švytinčią ir laimingą per kiekvieną tavo naują įkeltą video. Ačiū. Tai tik tai makiažas, nes aš per daug highlighto visur užsidedu. Sorry, atsiprašau. Norėčiau pasidalinti savo istoriją. Aišku, taip pat išlikti anonime. Istorija gan kitokia, bet pabandysiu papasakoti kuo įsamiau ir aiškiau. Kai man buvo 15 metų, susipažinau per socialinius tinklus su žmogumi, kuris buvo tuo metu man kaip artimas, bet tuo pačiu tolimas draugas, jei galima tai pavadinti, nes niekada nebuvome susitikę. Esame ir susiskambinę, ir chatindavome dieną iš dienos. Praėjus kiek laiko jis pasidarė keistas. Keistas tom, kad pradėjo manęs prašyti privačių nuotraukų. Neslėpsim, savaitę prieš jam prašant tokių dalykų, pasisakiau jam, kad jaučiu jam jausmus, o jis man į tai atsakė neigiamai, kad nori likti tik draugais, bet po savaitės laiko jis darėsi vis labiau pošlesnis, kabutėse? Nežinau, kaip kitaip įvardinti. Aš žinau žodį, kuris irgi prasideda P raide, bet skaitykime toliau. Aš jau labai pasitikėjau, tuo metu man buvo 15, tai manau mano smegenis neveikia taip, kaip reikėjo. Yeah. Ir aš jam atsiųsdavau to, ko paprašydavau, nes jaučiau prisirišimą jam. Jis žinojo daug apie mane, aš apie jį, bet vis nesuprasdavau, kodėl jam to reikia, jei jis nieko bendro ties santykiais ir artimesniais ryšiais nenori. Po viso to prasidėjo jo išmetinėjimas, blokavimas manęs ir sugrįžimas.
Sakydavo vis, kad būdavo pasimetęs ir jiem reikėdavo space, prasidėjo manipulacijos, kad jei to ar to nedarysiu, jis man kažką padarys ar paviešins mano nuotraukas. Nu va, tada supratau, kad įklimpau į spastus. Buvau emociškai pažeista ir išsigandus, bet vis tiek kažkokiais būdais buvau prisirišusi prie jo. Praėjo metai iš metų ir po biškį aš pati pradėdavau jį blokuoti. Jis mane taip emociškai išsekino, kad nebegalėjau normaliai mąstyti ir žiūrėti į kitus vaikinus. Kai man suėjo 19 metų, jis vėl man parašė. Tik šį kartą jis manęs paprašė, kad už pinigus net su juo pabendraučiau ir jo išklausyčiau. Pagalvojau, ar man to reikia, bet baimė per tiek metų niekur nedingo, jog jis kažką man padarys. Jis negyvena Lietuvoje, todėl žinau, kad jo šiaip savo gatvėje dažnai nesutiksiu tikrai. Tai buvau ramesnė. Bet vis tiek sutikau su juo pabendrauti, o jis man pervedė 200 eurų. Pasilikau tos pinigus ir po kelių jo sakinių jį užblokavau ir pasakiau jam atsiknisti. Madėts. Man tie pinigai neduoda laimės, bet bent kažkaip galėjau jam atsikeršyti? Klausimas. Nes neturėjau nei drąsos kreiptis į policiją, nei drąsos kažkam apie tai papasakoti. Šiuo metu man 20 metų ir gyvenu su vaikinu, bet tas veikėjas, apie kurį pasakojau, nesenai man parašė ir vėl iš naujos anketos. Bet jau šį kartą jį ignoravau. So, am I the asshole, kad jo neišklausiau ir pasilikau pinigų savo? Ir nežinau, ką daryti toliau, todėl prašau tavo patarimo, nes iki dabar bijau kažkam apie tai prabilti neanonimiškai. Ar reikėjo jį išklausyti, čia jau tikrai tau spręsti, aš turbūt būčiau išklausus vien tik tai iš smalsumo. Aš smalsus žmogus, aš pripažinsiu tai, bet aš suprantu, jog tuo metu turėjai pyktį. Ir jeigu būčiau tavo situacijoje, man regis, aš irgi būčiau tiesiog užblokavus. Vėl rašymas iš naujų anketų, skambinimas iš naujų telefono numerių, tai gali rodyti, jog jisai galbūt labai nesveikai tave mėgina persekyti, kas yra išties baisu. O galbūt jisai tiesiog yra absoliučiai vienišas savo realiame gyvenime ir galvoja, jog gali dar kartą susigrąžinti žmogų, kuriuo jisai galėjo manipuliuoti ir kurį galėjo valdyti šitiek metų. Dėl tų visų nuotraukų, kas jau padaryta, tas jau padaryta, nesmė. Bet svarbiausias dalykas, jog 15 metų vis vien skaitomas kaip vaikas ir jeigu, tarkim, policija rastų jo kompiuteryje ar telefone vaikų pornografinės nuotraukas ar video, tai pagal įstatymą jisai būtų suimtas, sulaikytas, nuteistas ir įkištas į kalėjimą. Ir ką daro su pedofilais kalėjime? Todėl aš nepergyvenu, jog jisai gali paviešinti nuotraukas, nebent jisai yra labai durnas ir nežino savo šalies, kurioje gyvena įstatymų. Nors man regis nesvarbu, kur tu gyveni, čia ir taip turėtų būti logiškas įstatymas. Aš asmeniškai smalsumo norėčiau sužinoti, ko jisai nori, tačiau aš puikiai suprantu ir tave. Praėjo 5 metai, tas pyktis, tas nuovargis būtent dėl šio žmogaus, aš stengčiausi tiesiog blokuoti šį žmogų, iki kol jam daeis, kad tu neturi nieko prieš mane, ką gali panaudoti. Ir jeigu tu pamėginsi panaudoti tas nuotraukos, kurias aš tau atsiunčiau, kai buvau nepilnametė, tai good luck, sėsi į kalėjimą. Ką labiausiai norėčiau patarti, tai pamėginti pasikalbėti su savo dabartiniu vaikinu apie šią visą situaciją. Ir žinoma, tu atsiuntei gana, tokią sutrumpintą istoriją. Mes visi puikiai supratome, kas buvo, kas dabar vyksta ir tavo klausimą, tačiau jeigu pasikalbėtum su vaikinu, žinoma, atskleistum jam daugiau visokių detalių. Ir aš manau, jog, jeigu tu iš tikrųjų pasitikė šiuo žmogumi, jisai tave supras. Vis dėlto, kiek daug situacijų yra, kur jaunos merginos buvo manipuliuojamos atsiųsti nuotraukas ir paskui tai buvo metai iš metų naudojamos ir išnaudojamos, kad toliau siųstų nuotraukas tokiems pedofilams. Nežinau, ar jisai būtent prašė tavęs tų nuotraukų, nes jisai yra toksai, ar prašė tų nuotraukų, nes iš tikrųjų tu jam patikai, bet nemanau, jog tavo vaikinas kažką tai neigiamo pagalvotų ir matytų tave iš kokios blogosios pusės, kadangi šis žmogus, šis padaras, šis vyras, tai darė su tavimi, ne tu su juo.
Ir apskritai yra tas posakis, kad kuo daugiau atsiveri, tuo lengviau pasidaro. Kaip tas angliškas pasakymas, a shared pain is half pain. Ir jeigu mėginsiu versti lietuviškai, tikrai neskambės taip gerai. Tad, not the asshole. Reikėjo daugiau pinigų paprašyti. 5. istorija. Would I be the asshole? Labas Greta, labai mėgstu tavo video, jie man visada pakelia nuotaiką. Tai turiu istoriją. Would I be the asshole, jeigu išsikraustyčiau baigus mokyklą ir palikčiau mamą su tėvu? By the way, norėčiau išlikti anonime. Ačiū. All good. Ir džiaugiuosi, jog patinka video. Tai pradėkime nuo to, kad esu mergina ir man yra 16 metų. Be galo myliu gyvūnus ir planuoju studijuoti veterinariją, bet ne apie tai. Turiu tėvą, kuris turi didelę priklausomybę alkoholiui. Ir ne tik. Jis taip pat mėgsta lošti, rūkyti. Su mama vieną kartą buvom pagalvojusios, kad galbūt kartais vartojo narkotikus, nes jo elgesys tikrai būna neadekvatus. Kadangi jis savo visus pinigus prageria ir prarūko, jis amžinai mėnesio gale ar net vidurėje reikalauja iš mamos ir manęs pinigų. Jei pasakau, kad jų neturiu, jis išvadina mane melagę ir pasako, kad daugiau iš jo nieko negausiu. Nors nelabai ir taip, ką gaunu, tik įžeidimus. O aš jam nelabai noriu duoti, nes puikiai žinau, kam jis juos išleis. Taip pat skolinasi ir iš savo mamos, kuri jau yra pensijoje. Kaip jisai gali skolintis, jeigu jisai puikiai žino, jog negrąžins tų pinigų. Ir kaip galima imti pinigus iš savo vaiko? Aišku, kai mama sužino, kad jis nebeturi pinigų, namie kyla didelis skandalas. Yra buvę, kad tie skandalai įvyko kiekvieną mielą dieną. Su mažesniu broliu viso to klausydavomės, o aš sėdėdavau ant laiptų ir stebėdavau, kad tik jis nieko mamai nepadarytų. Yra buvo taip, kad mama man davė pinigų, kad aš kažką savo nusipirkčiau. Juos aš įsidėjau į kuprinę ir ten palikau keliom dienom ir neliečiau tos kuprinės. Vieną dieną pamačiau, kad pinigų nebėra. Jų tikrai niekas negalėjo pavogti, nes niekas į svečius nebuvo atėję. Su kuprinė niekur nejau, tad pamesti taip pat negalėjau. Ar tuo labiau išleisti, kadangi tai buvo nemaža suma. Grįžus iš kiemo buvau ant jo labai supykus ir paklausiau, kada jis man grąžins pinigus. Mama tuo metu buvo namie. Ir jis pradėjo ant visų namų rėkti, išvadino mane visokiais žodžiais, pasakė, kad esu psichiškai nesveika ir kad man reiktų pasigydyti. Ir čia buvo ne pirmas kartas, kai jis iš manęs imdavo pinigus neatsiklausęs. Jis dažnai ateina į mano kambarį ieškoti pinigų ir jeigu randa, pasiema man nieko nepasakęs. The fuck? Žinai, aš net nebaigus istorijos, jau iš karto galiu tau pasakyti, bėk. Vieną kartą grįžau iš draugės ir buvau visą dieną beveik nieko nevalgiusi. Tad paklausė mamos, ar turime kažko užkasti, o tėvas man atsakė, pavalgyk duonos ir tau užteks. Aš apsiverkus nubėgau į savo kambarį, o jis man atsakė, ko tu verki, gi tik prikolas. Man tokie prikolai, kabutėse, yra visiškai nejuokingi. Manau, iš prikolų žmonės turėtų neverkti iš juoko, o ne iš skausmo. Turėtų verkti iš juoko, o ne iš skausmo, atsiprašau. Juokinga buvo tik jam vienam. Ir iš vis, kaip suaugusiam žmogui nedaeina, kad niekas neturi teisės juokauti apie žmogaus išvaizdą. Ir šiaip jis labai dažnai mėgsta komentuoti apie tai, kiek aš valgau. Kai nueinu į virtuvę, dažnai girdžiu iš jo, kiek tu valgyt gali. Arba, Jėzau, kiek tu daug valgai. Nors iš tiesų esu labai kuda ir man kaip tik reikia priaugti daugiau svorio. O pagal jį aš esu kabutėse stora. Jis dažnai mane mėgsta žeminti ar visaip išvadinti. Toks jausmas, kad jis nori mane priversti jaustis kuo blogiau apie save. Arba mėgina jaustis geriau apie save, skaudindamas kitus žmonės, nes jisai žino, kad tie žmonės negali jam nieko atsakyti atgal. Typical bully. Taip pat man yra labai gaila mano mamos, nes jis ją labai skaudina, įžeidinėja. Mama per jį susirgo depresija. O skirtis nenori tik dėl to, nes nenori, kad mes gyventume be tėvo. Nafik toksai reikalingas. Beveik visą gyvenimą aš matydavau tėvą gerinti, klausydavausi, kaip jis įžeidinėja mamą ir mane. Dėl jo aš pati pradėjau gerti, rūkyti, žaloti save. Nes atrodo, tai tik vienintelis būdas, kuris man padeda geriau jaustis. Bet jaučiu didelį kaltės jausmą po to. Jaučiuosi silpna dėl to, ką padariau. O tėvas nėra vienintelis asmuo keliantis man problemų. Aš labai myliu savo mamą ir man jos yra labai gaila. Kažkada mylėjau ir tėtį, bet dėja jis pasikeitė. O pasikeitė maždaug po to, kai atsirado brolis.
Vieną kartą pas mus atvažiavo mamos sesė ir atsivežė alkoholio. Visi gėrė kaip normalūs žmonės, bet vienintelis mano tėvas prisigėrė iki komos, tada jie labai susipyko su mano mama. O kitą dieną mano mama paklausė sesės patarimų, pasirašė skyrybų paklausius sesės patarimo, pasirašė skyrybų dokumentus ir jie buvo padėti stalčiuje iki pirmo tėvo išgėrimo. Atrodė, kad viskas ima gerėti. Jis nebegėrė, bet išvažiavus atostogų jis vėl pradėjo daryti tą patį, o mama į teismą tų dokumentų taip ir nenunešė. Man yra gaila jų abiejų, nes matau, kad mamos mental health vis blogėjo, o tėvas turi daug priklausomybių ir jam reikia pagalbos. Aišku, aš visada esu ir būsiu mamos pusiai. Nepamiršiu, kiek jis visko jai ir man padarė, per kiek mano mama turėjo pereiti. Kadangi man 16 metų, vis dažniau pagalvoju apie įsikraustymą, bet mane žudo iš vidaus ta mintis, jog turėsiu palikti mamą, bijau ją palikti vieną su juo. So, would I be the asshole, jeigu išsikraustyčiau iš šių namų ir palikčiau mamą? Gal reikėtų su ją ilgiau pasilikti? By the way, labai atsiprašau, jeigu mano mintis buvo neaiškios, tiesiog biškai sunku buvo surinkti tinkamas mintis ir sudėti jas į vieną tekstą. All good, man iš tikrųjų reikėtų persiskaityti istorijas prieš pradedant įrašinėti video, nes kartais, kaip matote, man pačiai sunku skaityti. So, it doesn't matter, nesvarbu. You are not the asshole. Tai yra visiškai puikiai suvokiamas noras, tačiau yra pora dalykų. Ne, pradėkime tai nuo tavęs. Vėl girdžiu, kad 16 metų, kad Lietuvoje iš karto 16 metų galvojo, jog pagaliau laikas išsikraustyti. Ar čia kažkas tai, ko aš nežinau, parašykite į komentarus, ar įstatymiškai galima 16 metų tiesiog išeiti iš namų, ar tu visiems priklausai, na, tu prasme, ar tėvai turi tave prižiūrėti iki 18 metų, ar tik tai iki 16. Ar čia kažkoks tai įstatymas pasikeitė, apie kurį aš nežinau? Leiskit žinot. Bet jeigu turi kur, gali eiti. Ir jeigu tai yra tiesa, jeigu 16 metų gali išsikraustyti ir jeigu turi kur, tada taip, kraustykis. Antras dalykas, tavo mama. Jinai turėjo jau anksčiau išsiskirti su juo. Žinoma, tarp tėvų reikalingas tas pokalbis, kad tu pasikeitei, tu turi dabar tas visas priklausomybės, ar nenori grįžti ir būti, na, kaip anksčiau, ar tau čia taip geriau. Ir jeigu geriau, nu tai tada aš pasiimu vaikus ir mes skiriamės ir aš einu gyventi kažkur tai, kur mano vaikai neturės dylinti su tavim ir tavo kvailais pujakavimais, prikolais. Nes, na, trečias dalykas tai yra, jog tu paliksi ne tik tai mamą su juo, bet ir savo jaunesnį brolį. Atleisk, kad tokį žodį vartoju, bet įdomu būtų sužinoti, ar jisai skaudina ir žydinėja tik tai tave ir mamą, ar ir brolį. Bet manau, jog turėtum pasikalbėti su mama ir mėginti įtikinti ją palikti tėvą ir arba tegul jisai išsikrausto, arba jūs turėtumėte išsikraustyti tada kuo toliau nuo jo. Nes jeigu jisai nenori keistis, jeigu jisai nenori tapti geresniu žmogumi, geresniu vyru, geresniu tėvu, tai jisai ir nepasikeis. O turėti tėvą alkoholiką, kuris prageria, kuris nemyli ir nerodo jokios meilės mamai, kuris taip niekšiškai elgiasi su savo vaikais, nesvarbu ar tai dukra ar sūnus. Tiesiog, nu, kam gyventi su tokiu žmogum? Ir kaip tavo motina nori, jog tu ar tavo brolis turėtų tokį tėvą iki pat 18 metų ar iki pat gyvenimo galo? Ne. Ne. Ir galbūt mano žiūrovai pasakys, kad ne, aš esu neteisi, šeima yra šeima, reikia išlikti, reikia mėginti tvarkyti situaciją, reikia mėginti padėti tiems žmonėms. Tačiau jeigu tas žmogus nenori net pat savo padėti, tai jis ir nepriims kitų pagalbos. Tad manau, jog ne tau reikėtų bėgti, o jam išeiti iš namų. Jeigu jisai nelaimingas, jog turi šeimą, nu tai galbūt tada jisai bus laimingas gyvendamas vienas. Šešta istorija. Labas Greta, man labai patinka tavo kūryba ir būtent šią temą. Ačiū. Iš tikrųjų džiaugiuosi, jog patinka Am I the Asshole tema, būtent lietuvių istorijos. Ar aš šikne už tai, kad geriausiai draugiai pasakiau, kad nebeisiu pas ją dėl jos vaikino? Aš su savo drauge bendrauju virš 13 metų. Ji labai maloni ir draugiška. Jos niekada nedomindavo vaikinai, bet kažkas pasikeitė. Ji tiesiog pareiškė, kad susirado vaikiną. Manęs tai visiškai nepaveikė, bet kai su juo susipažinau, pasibjaurėjau.
Jis mane žemina, tyčiojasi. Aš savo draugiai pasakiau, kad man nepatinka, kai mane žemina. Jos atsakymas buvo, kad tai ne jos reikalas ir jai tai nerūpi. Aš jai pasakiau, jei tau nerūpi, kaip tavo vaikinas šneka ir elgiasi, nesusitikinėsiu su tavimi ir juo. Kaip visada jis supyko ir sakė, turiu pakeisti savo mąstymą ir kad elgiuosi kaip šlykštynė. Tai ar aš šiknė šitoje situacijoje? Pies, atsiprašau už gramatikos klaidas. Aš atsiprašau, kad dūstu už savo pačios seilėmis. Jesus Christ. Va, kai būna, kai aš per greitai skaitau. Taip pat ši mergina atsiuntė kaip ir update'ą. Labas Greta dar kartą. Man labai patinka tavo video ir visada atrodo fantastiškai. I'm trying. Thank you. Ar aš šik ne po to, kai neatleidau savo draugiai, net po to, kai ji išsiskyrė su savo vaikinu? Pirmą istorijos dalį jau žinai, todėl tiesiai prie reikalo. Mano draugė išsiskyrė su savo vaikinu, pavadinsiu jį Deividu. Deividas po to, kai pasakiau, kad nebebendrausiu su jais, kol jis iš manęs tyčiosis, pradėjo tyčiotis iš mano draugės ir jos sesės. Mano draugė pasikvietė mane į svečius. Maniau, jo ten nebus, tai ir nuėjau. Bet kokia staigmena, jis ten irgi buvo. Kai mano draugė nueidavo į virtuvę ar trumpai į savo kambarį, Deividas tuo tarpu lįsdavo prie manęs, mane nemaloniai lietė. Kai pasakiau savo draugė, ji netikėjo, kad jos nuostabusis vaikinas gali lįsti prie manęs ir nelaikius nervų išėjau. Po 1 savaitės jie išsiskyrė, o Deividas pradėjo man rodyti daug dėmesio ir sakyti, kad esu labai graži. Man tai nepatiko ir aš švelniai sakiau, nelįsk prie manęs, man tai nepatinka. Bet jam to neužteko, todėl tiesiai šviesiai pasakiau, pisk nahu iš mano akiračio. Žinoma, jis įsižeidė, bet atsikniso nuo manęs. O su drauge susipykom, nes jį galvoja, kad aš prisidėjau ir nuviliau jos vaikiną. Tai ar aš šikne? Pies, man labai patinka tavo kūryba. Ačiū. Ir nope, tu nešikne. Ir labai gaila, kad po 13 metų bendravimo tavo draugė renkasi kažkokį tai naują buchūrą vietoj to, kad patikė tavimi. Bet labai lengvai sutvarkomas dalykas yra, kadangi tu turi visus susirašinėjimus su to Deividu. Tu tiesiog gali jai arba nuskrinšotint viską ir nusiųst. Tiesiog parodyk jai visas žinutes, visus tuos susirašinėjimus tarp jūsų abiejų. Ir jinai pamatys, kad jisai yra tas pirmasis, kuris lenda prie tavęs. Ir kad tu atsakei jam tiesiog valink nafik. Žinoma, kai ateina ta pirma meilė seilė, norisi tikėti tuo žmogumi, kuriam jauti jausmus. But, bros before hoes, tai tinka ir merginoms. Kas supranta angliškai, aš neversiu. Trumpai gražiai išvertus, tai draugai turi būti visą laiką pirmoje vietoje, nei visokie tokie individai. Manipulistai, pedofilai, visokios kekščios ir taip toliau ir panašiai. Bet kartais reikia, kad tokie urodai atsirastų tarp 2 žmonių, tarp 2 draugų, draugių. Ir išsisprendus šiam visam konfliktui, tada jų tų draugių santykiai pagerėja. Aš labai tikiuosi. Praėjo, kaip jau sakiau, apie 3-2 mėnesiai nuo visų jūsų atsiųstų istorijų, tad aš tikiuosi, kad viskas susitvarkė su jumis abiem. 7. Labas, man reikia tavo ir žiūrovo patarimo. Ir aišku, vardai bus pakeisti. Taigi pradėkime visko nuo pradžių. Esu Sofija ir man 19 metų. Esu 3 kurso studentė. Prieš 3 metus perėjau į kitą mokyklą dėl patyčių. Joje po metų mokymosi susipažinau su Giedre, bet ji bendravo su Lina. Tai galiausiai gavosi taip, kad bendravome 3. Lina yra vienturtė ir jai reikia labai daug dėmesio ir yra išlepinta. Dėl to aš jo kaip draugė iš Giedrės negavau. Nebent susirašydavom ir išeidavom kartu kažką nuveikti mieste. Ir 2 kurse atrinko 6 mokinius į mokymus Kaune. Tarp jų buvom ir mes, tada sutardavom gerai, bet vieną dieną susitariau su geriausiu savo draugu, kuris gyveno Kaune, susitikti, o mes 3 buvom parduotuvėse apsišopinti. Vaikščiojom, kol galiausiai Giedrė užsimanė nusipirkti naujus džinsus ir nuėjom į kitą parduotuvę ir nepamatėm, kaip ant staliuko sėdėjo Lina. Mes ją praėjom, kai nuėjom į kitą parduotuvę. Lina mums parašė, kur mes esam. Parašėm jai, kurioje parduotuvėje ir kaip iki jos ateiti, bet ji pati jos nerado ir ėjom iki jos.
Kai priėjom, jis stovėjo apsiverkusi. Porą metrų paėjus, Lina Giedrei vidury parduotuvės iškėlė dramų, rėkdama, kad ją palikom ir nepamatėm jos. Galiausiai apsiverkusi išvažiavo į bendrabutį, kuriame buvom apsistojusią savaitę dėl mokymų. Mes su Giedre nuėjom pavalgyti ir dar apsižvalgyti per parduotuves. Galiausiai atėjo laikas išsiskirti, nes ėjau susitikti su geriausiu draugu. Po susitikimo, grįžus į bendrabutį, nuėjau į jų kambarį paklausti, ar viskas gerai. Giedrė pasakė, kad taip, ir jos abi juokėsi ir bendravo, o į mane Lina labai skersai žiūrėjo. Po mokymų grįžom atgal į Vilnių ir nuo to susipykimo Lina su manim nebendrauja ir visaip daro, kad ir Giedrė nebendrautų. Lina per visur mane užblokavo ir išmetė iš draugų. Giedrės klausiau, kodėl ji ant manęs pyksta, bet ji nesako ir siūlo pačiai paklausti ir atsiprašyti, nes Giedrė buvo užsiminusi, kad Lina nori, jog aš atsiprašyčiau, bet esmė tame, kad nežinau už ką ir pati to nesako. Tai klausimas, ar am I the asshole, kad neatsiprašau Linos, nors nežinau už ką. Bet to ačiū už tavo video, labai gerai susižiūri darbe. Cool, thanks. Klausimas, kaip tu gali jos atsiprašyti, jeigu jinai tave iš visur užblokino. Like, make it make sense. Kitka, tai turbūt pats svarbiausias dalykas, jog visiems žmonėms nutinka kartą, 2-50 kartų per gyvenimą, kai tu tiesiog eini mieste ir nepastebi kito žmogaus, draugo ar kolegos ar kažko tai. Kiek man kartų rašė žmonės, ko nesisveikini su manim. Mano ausinukės ausyse ir aš einu, kaip va taip, aklai, nieko nematau, kaip per tunelį. Aš net ir su akiniais kartais nematau. Kaip suprantu, tai jums visoms po 19 metų šiuo metu ir man čia tiesiog taip įdomiai, tai ką jinai darys ateityje, jeigu kažkas tai netyčia, nepamatysiu jos. Nepasisveikinu su ją. Tai jinai visų taip pyks ir visus blokuos. Tai jeigu jinai taip darys, tai liks be draugų, be nieko. Šiaip Giedrė, tai tokia jinai ir draugė, jeigu nemėgina padėti tokią paprastą situaciją sutvarkyti. Taip, jos buvo draugės prieš tau ateinant, tačiau jeigu Giedrė nori bendrauti su tavimi, tai pamėgintų kažkaip tai perduot tavo žinutę Linai, ir kad Lina perduotų žinutę tau, ar kad tiesiog susimatytumėt ir pasikalbėtumėt, kaip normalūs suaugę žmonės. Jeigu tikrai vertini ir nori turėti tą draugystę su Giedre, manau, tau reikėtų tiesiog su ją pasikalbėti ir pasakyti, kad nemanau, jog aš turėčiau atsiprašyti už tokį paprastą elementarų nesusipratimą. Lina turėtų užaugti šiek tiek ir suprasti, kad tokie dalykai atsitinka karts nuo karto. Bet taip pat paklausti pačios Giedrės, ar jinai nori su tavimi bendrauti ir jinai rastų laiko tau. Ar Lina tiesiog yra vienintelė jos draugė, kuri užima visą Giedrės laiką. Jeigu taip, tada pasiūlyčiau susirasti kažką tai naujo. Nes ar tikrai nori apsikrauti per savo studijavimo metus tokiu žmogumi kaip Lina ir mėginti jai pastoviai įtikti ir vaikščioti ant pirštų galiukų, kad tik tai jinai ant tavęs nesupyktų ir neblokuotų kas savaitę? Ir ar tu tikrai nori rašyti Giedrei kiekvieną savaitę mėginti su ją susitikti, o jinai tau kiekvieną savaitę atrašys, jog yra užimta, nes Linai reikia dėmesio? So no, my lovely doubly, you are not the a-hole. Ši istorija, tai nėra istorija, tai daugiau kaip update'as iš praeito video. Ir praeito video būtų 10. istorija. Aš pamėginsiu, kam įdomu, kas nematė to video, paliksiu linką ir parašysiu laiką, kur prasideda būtent ta istorija. Tad update'as. Sveika, ką tik perskaičiau tavo Am I the Asshole ir dėkoju, jog pasidalinai mano istoriją. Tikėkimės, daugiau niekam neatsitiks toksai dalykas. Noriu parašyti update apie šunį ir kaip man sekasi dabar. Pirma, nors ir gaila, jog mano šunį pasiliko prievarta tėvai, bet aš supratau, kad jam ten geriau, kadangi jo veislė yra maišyta ir užaugo labai didelis. Aš esu nedidelio ūgio, 1,150–153 cm ir ta šuo yra pusė mano ūgio. Atsisėdęs, Jesus Christ. Manau, kaime jam yra geriau, kadangi ten yra daug vietos. Nors ir turiu visus dokumentus ir pasą, kad jis priklauso man, pasirinkau, jog jam ten pasilikti yra geriau. Good. Antra, aš pati nesuprantu, kodėl su to vaikino tėvais nekalbėjo.
Gal dėl to, nes seno mąstymo žmonės, kad kaltina tik moterį. Bet kas buvo jau ir pražuvo. Ir nors ir šitas įvykis mane persekioja, bet kai draugės ir vaikinas sakė, kad aš esu pochuistė. Ir manęs jau jokie blogi dalykai nei stebina, nei skaudina. O aš tiesiog einu į priekį ir stengiuosi dėl savo karjeros. Na, nereikia visiškai pochuistei būti, nereikia visiškai be emocijų gyventi. Tačiau, trečia, aš dabar pakeičiau savo darbo vietą, kuri daug moka ir įsikraušius iš seno savo buto, prie to pačio atsirado ir vaikinas, kuris gyvena kartu su manimi ir supranta, kas man atsitiko ir kodėl man nepatinka grįžti namo. O kartu esu studentė, tai dirbti ir studijuoti yra labai sunku, tai be šeimos pagalbos. Piniginės ar tiesiog, kai prigamina daugiau maisto, padeda studentui. O su mama sutarėm gerai, tai manau ir ateityje mūsų santykiai nesugrius. Dabar grįžtu kartą į mėnesį, vien tik kad pamatyti savo šunį. Tikiuosi, kad ir kam atsitiko toks dalykas kaip man, galėtų mane matyti kaip pavyzdį, jog viskas bus gerai. Aš tikrai labai džiaugiuosi, jog išlikai stipri ir jog viskas tiesiog eina vis geryn ir geryn tavo gyvenime ir taip. Tikiuosi, kad ir kiti žmonės pamatę, išgirdę, išklausę tavo istoriją, supras, jog, viskas bus gerai. Viskas iš tikrųjų bus gerai. Tiesiog reikia, gyventi ir eiti toliau, žingsnis po žingsnio. Viskas bus gerai. Iš tikrųjų labai man džiugu gauti tokius update'us, kur perskaitai istoriją ir atrodo, tiesiog nori paimti per ekraną ir tiesiog apkabinti tą žmogų ir pasakyti, kad taip, viskas bus gerai. Ir tada gauni update'ą ir iš tikrųjų viskas pagerėjo ir tiesiog džiaugiesi dėl to žmogaus, nors ir visiškai nežinai, kaip atrodo. Bet džiaugiuosi. Linkiu kuo daugiau laimės, kad tik tai gerėtų ir gerėtų ir gerėtų viskas. 9 istorija. Labas Greta, rašau temą Am I the Asshole? Noriu paklausti, ar aš šikne? Istorija gan šlykšti, todėl pasiruošk. Labai daug detalių stengiuosi neatskleisti, kadangi istorija šlykšti. Beje, anonimiškumo netaikysiu savo, todėl labai laisvai gali vadinti mane vardu. Jau žinai mano vardą, kadangi ne pirmą istoriją iš manęs skaitai, Taip, bet aš manau, aš tiesiog nusprendžiau, kad skaitydama kiekvieną istoriją nenaudosiu vardų arba tiesiog vartosiu tuos vardus, kurie yra istorijoje. Tad jeigu norite, galite pakeisti, jeigu norite, galite naudoti tikrus vardus. Aš manau geriausia, jog visiems šios istorijos būtų daugiau mažiau anonimiškos, nes aš pati gan dažnai klausausi Am I the Asshole? Turiu porą kanalų, kuriuos sakau ir girdėjau porą atvejų, kur žmonės iš tikrųjų atpažįsta istoriją, nes tai arba jų draugai, arba jų giminės ir tada prasideda dar daugiau dramos. Tad aš pasistengsiu nenaudoti vardų, bet čia jums patiems kokius vardus ar pravardes naudosite savo istorijose. Taigi, pereikime prie šios šlykščios istorijos. Pati istorija įvyko rugsėjo pradžioje. Mano namuose apsilankė pusseserė ir teta, kurios atvyko iš Anglijos savaitei atostogauti Lietuvoje. Taipogi svečiavosi ir mano dėdė, mano mamos brolis. Mano visa šeima, išskyrus mane, pilnai padaugino šeimos susitikimo progą iki tiek, jog mano mama sudaužė savo planšetę. Pusseserė ir teta ramiai nuėjo miegoti, o su dėdė yra atskira istorija. Mano dėdė padaugino iki tiek, jog pradėjo naktį prie manęs lysti. Kadangi mūsų bute nėra daug lovų, vienoje lovoje turėjo miegoti mano mama, pusseserė ir teta, o aš turėjau miegoti su dėdė. Žinoma, nenorėjau, bet šeima taip nusprendė. Tai pala, o tai... Ok. Stop, pauzė. Kodėl tavo mama negalėjo miegoti su savo broliu, su tavo dėdė, o tu su teta ir pusseserė? Ar tiesiog kokį čiužinuką pripučiamą su plėdais ant žemės? Tau ar jam tiesiog? Kažką tikrai buvo galima geresnio sugalvoti. Ok. Naktį, kai pasakiau dėdei labanakt ir norėjau miegoti, mano dėdė tiesioginė to žodžio prasme nusivilko apatinio rūbų dalį ir bandė mane liesti su savo peniu. Žirklės turėk papagalvę kitą kartą. Žinau, šlykštu, bet pasistengsiu greitai papasakoti. Jis ne tik lietė mane, bet ir lietė mano krūtinę ir tiesioginė to žodžio prasme ėmė bandyti su manimi permiegoti. Ir vis kartojo tam, kad mane nuramintų, nesijaudink, viskas bus gerai.
Žinoma, supratau, jog jis tiesiog tą naktį buvo girtas, bet tai vis vien neatleistina. Pala. Tai jisai tau sako, nesijaudink, viskas bus gerai, o tu tiesiog galvoji, kad jisai girtas. Kad ir koks girtas jisai buvo, nesakytų, oi, nesijaudink, viskas bus gerai. Jisai puikiai žinojo, ką jisai daro ir su kuo. Mes visi kartais išgeriam, kartais parūkom, bet mes nepradedam privartauti savo giminių. Exactly. Aš nekvaila, aš gyniausi visais būdais, kaip tik galėjau ir, aišku, atsisakiau leisti jam mane liesti. Jeigu jis būtų mane paprastai apsikabinęs, tai dar būčiau sutikusi, bet iš karto ne. Bet kadangi jis buvo be apatinių ir visai bandė liesti, tai tikrai yra neatleistina. Ką turėčiau daryti šioje situacijoje? Ar turėčiau pasakyti šeimos nariams, kad mano mamos brolis mane bandė išžaginti, būdamas neblaivus? Ir ką daryti toliau, kad tai nepasikartotų? Dabar šiek tiek bijau net būti namuose, todėl dažnai išeinu į netoliese mano namų, tiksliau, buto esantį parką, kad tik nenutiktų nieko panašaus. So, am I the asshole, kad gindamasi nuo glamonių pavadinau savo dėdę iškrypėliu ir išvariau iš kambario? Hell no! Hell no. Ok, update'as. Papasakoju vis dėlto savo mamai, ką jos brolis iškrėtė. Mano mama į tai sureagavo ypač šaltai. Aš tikėjausi kažko daugiau, kad galbūt jį paskambins jam ir pasakys, kad žiūrėk daugiau tokių bajerių, kad nebūtų, arba tiesiog aš neleisiu lankytis pas mus. Ji man tiesiog pasakė, kad nekreip dėmesį į jį ir kad viskas čia yra maždaug gerai. Toks atsakymas mane išmušė iš vėžių, net nežinau, net dabar kaip man reaguoti į jos žodžius. Tad štai tokia istorija. Aš tikiuosi nebuvo per darling, viskas gerai. Su ja nežinau, baisu. Ir pati didžiausia auka šioje istorijoje, manau, kad aš esu aš, taip. Nes aš tai patyriau ir prisiminsiu visą savo gyvenimą. Lauksiu iš tavęs atsakymą. Ok, kas negerai su tavo mama? Ar čia pas jūs, tipo, visoje šeimoje viskas normalu, kad... Man trūksta žodžių. Aš nežinau kaip reaguot. Nežinau, ką pasakyti apart to, jog rėkt ant mamos ir rėkt ant dėdės. Jeigu mama nenori... Tikrai aš neturiu ką pasakyti. Kaip aš suprantu, tavo mama patikėjo, kad tai įvyko, bet jinai pasakė nereaguot į jį. Kad nekreip dėmesio į jį ir kad čia viskas yra gerai. Nežinau, apriekčiau mamą, apriekčiau dėdę, tiesiog per kitą šeimos susirinkimą, garsiai pasakyčiau visiems, kreipdamas į dėdę, ei, prisimeni, kai tu mane mėginai žaginti ir mama, ar tu prisimeni, kai pasakai, kad čia viskas gerai? Tokius dalykus tai reikia, ne tai, kad į viešumą, bet tarp savo giminių šnekėt. Kad toksai žmogus mūsų giminėje, tokius dalykus krečia. Ne tai, kad krečia, ne tai, kad išdarinėjo, o tiesiog toks išsigimilis mūsų giminėje. Aš pikta, aš daugiau nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. Čia tikrai ne am I the asshole, kad aš jį pavadinau kažkaip tai ir išvariau iš kambario. Čia turėtų būti, nežinau, policija iškviesta. Oh my god. Jeigu jums kas nors tokio panašaus kada nors atsitiks, iš karto imkit kamerą, iš karto imkit filmuoti, kad turėtumėt įrodymus, nes kartais giminaičiai nepatikė, kartais draugai nepatikė, kartais tiesiog, visiems, kam pasakai, nepatikė, iki kol tu neparodai įrodymų. Bet čia tai patikėjau ranką, tiesiog, viskas tvarkoja, viskas čia gerai. Ir apskritai man taip nuo pat pradžių būtų buvęs klausimas, kodėl aš turiu su dėdė toje pačioje lovoje būt, o nesuaugęs kitas žmogus su suaugusiu kitu žmogum. Nežinau, istorija tikrai šlikšti, tavo mama tikrai labai įtartinai čionais dabar pasirodė šioje istorijoje, bet džiaugiuosi, kad viskas tau gerai, jog nieko neatsitiko ir sorry, kad tau teks visą šitą istoriją atsiminti, bet tu tikrai nekalta šitoje istorijoje, tu victim, auka. Ir tikrai neturėtum bijoti pasakyti savo tiesą. Ir nereikia ginti girto žmogaus vien dėl to, kad jis girtas.
Nesvarbu, koks jisai girtas bebūtų buvęs, jisai visiems turėjo suprasti, jog yra šeimos būryje ir kad nei vieno iš šeimos nario jisai negali va taip valiesti. Ar taip elgtis, nesvarbu. Oh my god, čia man regis pirmoji istorija, kur aš rimtai va taip įsiutus jaučiuos. Disgusting. Bet no, you're not the asshole. Ir džiaugiuosi, kad nieko baisesnio neįvyko. Labas Greta, man labai patinka visi tavo kuriami video. Visus juos galėčiau žiūrėti iš naujo ir iš naujo. Nu, kada nors vis viena atsibos, bet būčiau dėkinga, jeigu mano vardas išliktų paslaptyje. Visi vardai bus pakeisti šioje istorijoje. Nesenai sukūriau pirmus savo santykius su pirmoju vaikinu. Apie tai, kad turiu antrąją pusę, pasidalinau tik su šeimos nariais ir viskas. Bet, kai susitikau su drauge, ji labai keistai į mane žiūrėjo ir jau pradėjau nujausti, ko ji klaus. Ji manęs paklausė, ar aš neturiu susiradusi vaikino. Kadangi pagalvojau, jog čia mano geriausia draugė, taigi pasakiau, kad turiu. Po kurio laiko išėjome pasivaikščioti ir Austė, mano draugė, pradėjo klausinėti klausimų, į kuriuos nenorai atsakinėjau, nes nesu mėgėja dalinti savo asmeniniu gyvenimu. Bet ji vis klausinėjo, o po kurio laiko nustojo. Po kurio laiko jos vaikinas, pavadinsim jį Tomu, paklausė, kiek laiko esu su Luku kartu. Pasakiau, kad dar neilgai. Jis pasakė, kad mes nesame tikra pora dar. Sakė, jog jeigu ir nuotraukų neturime, mes tikrai nesame pora. Mano viduje užvyrė pyktis. Labai supykau už tokius jo žodžius, nors to pykčio ir neparodžiau. Nors ir Austė ir buvo mano pusėje ir teigė, jog nesvarbu, kad nuotraukų neturime, palaikė mane, o ne savo vaikiną Tomą. Žinau, kad jai tas yra neįtikima, kad turiu antrąją pusę, nes jį tai ir kelis kartus minėjo. Po kurio laiko jį man pasakė taip, kad Tomas negirdėtų, kad kai susitiksiu su Luku, pasidaryčiau nuotrauką su juo ir ją jai atsiųsčiau, nes atsisakiau parodyti, kaip atrodo Lukas per socialinės medijas. Nenorėjau jo rodyti jai, nes kamavo kažkokia bloga nuojauta ir kažkas viduje sakė, nerodyk. Kažkoks jausmas. Kai susitikau su Luku, nesidariau nuotraukos ir nesinčiau Austai, nes nenorėjau siųsti. Žinau, kad jeigu būčiau nusiuntus nuotrauką, jį su Tomu būtų pradėję apkalbėti, nes jiems daug kas nepatinka. Nežinau, ar ši istorija į temą, bet visgi am I the asshole, kadangi nenoriu pasakoti savo draugę apie savo vaikiną ir nenoriu rodyti, kaip jis atrodo, kadangi bijau jos apkalbų kitiems. Atsiprašau už klaidas, jeigu tokių bus, bet labai norėčiau išgirsti tavo nuomonę. All good. Jo, labai keista yra, kad tavo draugė taip nekantriai nori pamatyti tavo vaikiną. Aš suprantu, kiekvienas iš mūsų turime tą tokį smalsumą, bet jeigu jie iš tikrųjų laiko tave savo drauge, tai jai ir nelabai rūpėtų, kas per vaikinas, svarbiausia, jog tavo vaikinas gerai su tavimi elgiasi. O kaip jisai atrodo, ar kur jisai gyvena, ar ką jis ten maždaug veikia, tai neturėtų būti labai svarbu. Ir manau, jog darai gerai, kadangi tu neskubi darytis nuotraukų, kelti į social medijas visokias ir rodytis, kaip dauguma vaikų, paauglių, jaunų suaugusių daro. Ir matyti, esame visi buvę tokiuose santykiuose, aš tarp jų, kur pabendrauju su žmogum porą mėnesių, bet jau turi ten vos ne visą albumą nuotraukų kartu. Ir aš turiu buvusi, kuris pradėjo normalų fotoalbumą daryti. Mes buvom pažįstami pusę metų, susirašinėjom pusę metų ir tada pradėjom draugauti porą mėnesių, aš neištvėriau ir įsiskyrėm, bet aš žinau, kad jisai vis dar turi tą fotoalbumą su visom mano negražiom nuotraukom. Nes jisai pastoviai mėgindavo mane fotkinti, kur aš padarydavau pačias baisiausias veido išraiškas. Nesmė. Jeigu tavęs ir vėl klaus abudu, ar tiesiog tavo draugė, kad kur nuotraukos ar kažkas tai tokio, gali tiesiog pasakyti, kad jūs abudu tiesiog norit tai išlaikyti tarpusavyje ir kai abudu jausitės saugiai, jog jūsų santykiai yra rimti, tada ir bus tų nuotraukų. Jog nereikia čia nais pushint. Bet man vis neduoda ramybės, jog pasakai, kad turėjai negerą nuojautą ir kad žinojai, ar bent jau numanėjai, kad jie gali apkalbinėti jūs abudu. Ar bent jau apkalbinėti, kaip atrodo tavo vaikinas. Tad čia vėlgi būtų kažkas tai, apie ką būtų labai gerai pasikalbėti arba tiesiog jums abiems, arba jums visiems trims. Jeigu tavo draugė iš tikrųjų nori pamatyti, kaip atrodo tavo vaikinas, kodėl
kodėl prašyti nuotraukų, kodėl ne tiesiog, hei, kodėl mums visiems 4 nesusitikus ir nepadarius, kažkokią tai double date. Tokiu būdu jinai ne tik pamatys, kaip jisai atrodo, bet ir susipažins ir įsitikins, jog taip, jūs abudu esate pora, taip, jisai yra labai geras ir ten švelnus ir ten bla 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 vaikinas. Kad taip, šitas vaikinas tinka mano geriausiai draugai. So, cool. Approved. So, Naughty Asshole, tu turi visišką teisę nekalbėti apie savo privatų gyvenimą, nesvarbu, ar tai būtų apie tave, ar tai būtų apie tavo santykius. Sveiki, man labai patinka tavo visos istorijos, nepraleidžiu nei vienas. Thank you. Norėčiau pasidalinti vieną istoriją ir sulaukti patarimo, kaip elgtis tokioje situacijoje. Taigi esu 14 metų mergina, einu į 1 gimnazinę klasę, tačiau kenčiu patyčias. Jos tęsiasi jau nuo 1 klasės, kad tada sustiprėjo 5 ir dar labiau sustiprėjo 7 klasėje. Turėjau geriausią draugą, jis man buvo kaip brolis, jį pavadinsiu Emiliu. Buvome draugai nuo 3 metų ir bendravome iki 13, taigi 10 metų draugystė. Mes kaip kumštis, vienas be kito negalėjom, tačiau Emilius susirado panelę, ją pavadinsiu Augustę. Taip, aš irgi turiu vaikiną, jis už mane vyresnis, bendraujame apie 2 metus. Tai bus reikalinga tolesniam pasakojimui. Taigi, viskas buvo ok iki tol, kol Augustė neiškėlė dramos, jog mes esame draugai su privalumais, friends with benefits, ir nebeleido man su Emiliu bendrauti. Mes visiems stengiamės palaikyti ryšį, tačiau tai gavosi sunkiai, kadangi visi mokomės vienoje klasėje ir tiesiog nesigavo nuslėpti, jog bendraujam. Tad mūsų draugystė nutruko. Tiesiai šviesiai jis mane iškeitė į paną, kuri vėliau jam buvo neištikima. Bros before hoes, ką aš sakau. Po šio įvykio praėjo jau apie pusę metų, tačiau niekaip negaliu susigyventi. Man Emilio tiesiog trūksta gyvenime. Nustojame sveikintis, kalbėti, nors gyvename 30 sekundžių vienas nuo kito. Man mūsų draugystės labai gaila. Su mama kalbu labai dažnai šią temą, tačiau ji turi tik vieną pasiūlymą. Prašys atsiprašymą, pasiųsk jį toli. Manęs tai netenkina ir nežinau, kaip elgtis. Dabar nauji mokslo metai, jie nebėra kartu ir mes su Emiliu kaip ir vėl pradedam bendrauti, bet aš žinau, jog niekada nebus taip, kaip buvo, niekad, ir nežinau, kaip pasielgti, nes tiesiai šviesiai jis sesę iškeitė į paną. Taigi, am I the asshole, jog bandau vėl bendrauti su žmogum, kuris mane iškeitė? Tikiuosi, jog supratai, kas vyksta, nes ir pačiai sunku suprasti. Norėčiau išlikti anonime, dėkoju. Atleisk, jog tokia ilga istorija, bet nežinau, kaip ją sutrumpinti dar, nes čia ir taip labai daug kas praleista. Apie jas patyčias kenčiu nuo 5 žmonių, tarp jų yra Augustė. Dar kartą labai myliu tavo video. Ir džiaugiuosi, jog patinka video, bet va čia va tavo pabaiga, kad Emilis draugavo su Augustė, kuri yra tavo bully. Tai jau keista, gal tiksliau kai ką pasako. Nes jeigu jūs draugai ir toje pačioje klasėje, tai turėtų kaip ir ginti. Brolis sesė brolį gina, ne? Pasikalbėti visiems verta ir pasakyti, kaip jaučiatės abudu, tikrai būtų daug geriau abiems ir nebūtų tų tokių awkward situacijų mokykloje ar mieste ar tiesiog kažkur susitikus. Ir aš nematau ir nesuprantu, kodėl Emilis galėtų pykti ant tavęs, jeigu visus šiuos santykius sugadino Augustė. Nebent jį jam kažką tai pasakė. Nebent jį specialiai norėjo sugriauti jūsų abiejų draugystę. Jeigu tau iš tiesų yra svarbi ši draugystė, manau tikrai turėtum pamėginti parašyti pirmą ir tiesiog tiesiai šviesiai pasakyti, kad hei, aš norėčiau pakeisti mūsų šį bendravimą, aš nenoriu jaustis nemaloniai ir aš nenoriu, jog tu jaustumės nemaloniai. Ar galima būtų tiesiog atsisėsti ir pasikalbėti, kas įvyko tuo metu, kol draugavot su Auguste, ar jeigu nenori kalbėti apie ją, galim nekalbėti, tiesiog susitinkam, pabendravom, įsišnekam padoriai ir išsiaiškinę, kas kaip galėsite toliau tada tęsti arba nebetęsti savo santykių, draugystės. Ir taip sutrumpinta istorija, nes parašai, jog tavo vaikinas bus svarbus tolesniam pasakojimui, bet, kaip supratau, praleidai tą dalį. Na ir vis dėlto, dar tik 14 metų jums galbūt susitvarkys ateityje viskas. Tikiuosi. So yeah, you're not the asshole, jog mėgini susigrąžinti tuos santykius su Emiliu, kokie ir buvo. Vis dėlto, dar tik 14 metų
tikrai bus daugiau visokių nesąmonių. Tačiau jeigu jisai nerodys jokios iniciatyvos, kad jisai pats nori bendrauti su tavimi, tada ir neverta. Pamėgink pabendrauti su juo, išsiaiškinti viską, tačiau jeigu jisai nenorės nieko keisti, tai daryk kaip tavo mama pasakė. Pasiūsk, kai mėgins atsiprašyti. Nenori, nereikia. Norėsi, nebus. Mano mėgstamiausias, vienas iš mėgstamiausių pasakymų. 12 istorija ir ši gan trumpa. Mano patėvis visada elgėsi su manimi ir mama labai blogai. Jis gėrė, smurtavo, vadino mane įvairiais įžeidžiančiais žodžiais. Tai buvo labai skaudu ir neteisinga. Ir aš negaliu atleisti už viską, ką jis padarė. Žinau, kad kiti šeimos nariai, kaip močiutė ir seneliai, dažnai bando ieškoti būdų, kaip išlaikyti kabutėse ramybę arba pateisinti jo elgesį. Bet jie nesupranta, kaip rimtai tai mane paveikia. Man labai skauda, kad jie visada sako, kad aš turiu atleisti ir gerbti jį, nors jis nepadarė nieko, kas to vertas. Jie atrodo, kad užverčia akis prieš viską, ką jis padarė, ir mano jausmai šio klausimu jiems yra nesvarbus. Aš jaučiuosi labai vieniša ir kaltinama dėl to, kaip jaučiuosi, nes negaliu paprasčiausiai pamiršti visko, kas nutiko. Kartais netgi jaučiuosi grasinama, nes iš šeimos narių išgirstu pastabas, kad nekenčiu jo, kad nesutinku su jais ir kad negerbiu patėvio. Tai tik dabar labiau apsunkina situaciją ir prideda papildomą stresą bei nerimą. Jaučiuosi lyg būčiau uždaryta į kampą, kur niekas nesupranta, kodėl aš negaliu tiesiog atsipalaiduoti ir gerbti jo. Tai ar aš tikrai esu kalta, kad nekenčiu jo už viską? Tikrai ne. Ir tu labai puikiai išdėstai savo jausmus, tiesiog parašydama, kaip jautiesi. Ir labai keista girdėti, jog tavo šeimos nariai nesupranta, kaip tu jautiesi ir atsiprašant laižo subinę kažkam tai, kas net nėra šeimos kraujas. You know what I mean? Ar esi kažkoks tai prie pinigų, kad visi taip padlaižiauja jam ir liepia tau tik tai nesipykti su juo? Ar kas, koks jisai čia šventuolis dabar, kad turi čia visi dabar bučiuoti žemę, kurią vaikšto jisai? Galbūt bent jau su mama gali apie tai pasikalbėti, kadangi jisai tave ir ją taip skaudina. Ir tikrai negalima savęs kaltinti dėl tokių jausmų, kaip neapykanta. Nes, aš puikiai suprantu, kaip jautiesi, kadangi ir aš nekenčiau tam tikrų savo šeimos narių, už tam tikrus padarytus poelgius. Ir pagarba yra užsitarnaujama, o ne verčiama. Galbūt tavo kiti šeimos nariai, kaip seneliai, nežino visos tiesos. Galbūt tu jiems nepasakei, kas iš tikrųjų įvyko, ką jisai padarė, ar ką jisai, kaip jisai elgėsi su tavimi ir tavo mama. Galbūt jiems reikėtų iš tikrųjų tai išgirsti. Ir galbūt ne tik, kad išgirsti iš tavo lūpų, bet kaip ir aš vis sakau, turėkite įrodymus, video įrodymus, ar tiesiog garso įrašą, ar kažką tai. Nes kitu atveju, ypač pagyvenę žmonės, tiesiog, tai emociškai silpnas, kai buvo mano laikai, tai aš gaudavau per subinį ir viskas tvarkoj buvo ir aš visien mylėjau tėtį. Bet tai laikai keičiasi, viskas keičiasi ir mes neprivalom gyventi taip, kaip gyveno mūsų seneliai. Taip? Tiesiog sunki situacija, suprantu. Neklausyk, ką seneliai sako, tau nereikia nei jo ten gerbti, nei jį ten dėmesio kreipti. Ir žinau, kaip sunku yra ignoruoti kažką tai, kas pastoviai žodžiu ar fiziškai įžeidinėja. Tačiau tikiuosi, jog bent jau mama galbūt kažkiek tai supranta tave. Galbūt su laiku kiti šeimos nariai supras ir padės. Bet laikykis, gyvenimas tikrai atneš normalių, nuostabių žmonių ir tikrai nuostabių, gražių situacijų ir tikrai būsi laiminga. Dėl kažkokio tai vieno girtuoklio neprarask savęs. 13 istorija. Am I the asshole, kad stengiasi atleisti savo mokyklos vieną mokytoją? Žinau, kad skamba blogai, bet kaip sakoma, trust the process. Nuo rugsėjo 1 dienos į mano mokyklą atėjo naujas mokytojas, nesakysiu kokio dalyko. Pirmas pamokos viskas buvo gerai, mokytojas buvo geras, draugiškas ir panašiai. Viskas sekėsi gerai, bet po kelių pamokų klasiokai pradėjo rasti tokią informaciją apie jį, kurios neturėjome sužinoti.
Nenoriu pasakoti, kas tai per informacija, kad nepažeisčiau to asmens privatumo. Nuo to laiko nebežiūrėjau jį kaip anksčiau. Po kelių dienų pradėjo skleisti kalbos ir tarp kitų klasių, kad mokytojos per pamokas labai, pabrėžiu, labai mėgsta kalbėti apie Hitlerį, genocidą ir žydus, palaiko Hitlerio pusę. Taip pat per mūsų pamokas jis tai dažnai pabrėžia. Taip pat kiekvieną dieną išgirstame replikų prieš LGBT bendruomenę bei kitos rasės žmonės, vadina N žodžiu. Per pamokas mus vadina atsilikusiais ir panašiai. Klasiokė turi jaunesnę sesę, kuri taip pat eina pas tą patį mokytoją ir jos klasės mergaitės kalba, kad tas pats mokytojas nužiūrinėja jas. Jos yra septintokės. Mokintis turime patys, nes jis nesugeba mūsų išmokinti taip, kaip reikia. Kitais metais man 12 klasės egzaminai. Noriu laikyti būtent to dalyko egzaminą. Ateityje man jo nereiks profesijai, bet laikysiu jį dėl savęs, nes man tai pakankamai sekasi. Su sena mūsų mokytoja per pamoką padarydavome nuo 10 iki 20 užduočių ir dar pasitikrindavome viso puslapio namų darbus, o su juo sugebame tik 2 namų darbų užduotis pasitikrinti. Galėtų būti išeitis, kad tiesiog pereiti pas kitą mokytoją, bet mūsų mokykla yra labai maža, o mokytojų trūksta. Šio dalyko mokytojas yra tik jis ir kitos mokytojos nėra. Kalbėjome su kitom mokytojom, joms jis irgi labai nepatinka. Jau per pamokas pas mus ir pavaduotoja pradėjo sėdėti ir stebėti pamokas. Galbūt dėl to, jog patikrinti, kaip jis dirba, bet galbūt dėl visų šių dalykų, ką papasakojau. Bet kaip ir galima įsivaizduoti, jis per pamokas yra kaip angelėlis. Mus stengiasi mokinti, bet neišeina. Šiandien sugebėjom su juo susipykti, nes jis pievas pradėjo mokinti, kai aš puikiai žinau, kokie teisingi atsakymai turėtų būti. Taigi, am I the asshole už tai, kad stengiasi atleisti šį mokytoją? Pievas tavo video yra be galo įdomus ir esu mačiusi visas. Žiūriu tave dar nuo tavo pirmų make-up video. Sorry. Linkiu sėkmės kūryboje ir nenustok kurti. Love you. Taip pat rašau iš fake mailo, nes tikrasis yra su mano vardu pavardė, tai nekreipkite į dėmesį, bet norėčiau vis tiek likti anonime. Of course, visą laiką. God damn it, nuo mano atseit make-up laikų, tai čia nuo Ask FM laikų. Ok, nesvarom. So, you are not the asshole. Ir kitas dalykas, aš nemanau, jog pavyks tik tai tau vienai atleisti šį mokytoją. Reikia įrodymų. Turbūt štai kodėl jūsų pavaduotoja ėmė sėdėti per pamokas. Matytinai ir pati nori pamatyti tuos įrodymus, kad galėtų jį atleisti. You're not the asshole vien dėl to, jog nori, kad šis mokytojas būtų atleistas iš darbo. Vienintelis dalykas, kas teisiškai yra leistina pagal visus įstatymus ir turbūt pagal mokyklos tam tikrus įstatymus, tai skųsti jį kaip mokytoją, kuris neatlieka savo darbo. Ir žinoma, dėl kitų visų dalykų, kuriuos paminėjot. Sakau mokyklos įstatymus, nes jūs negalite paimti ir filmuoti pamokos metu, dėja, kad turėtumėte įrodymus, apie ką jisai kalba, ar kaip jisai mokina, ar filmuoti, kaip jisai nužiūrinėja nepilnametės merginas ir panašiai. Tad nemanau, jog mokykla tai galės panaudoti kaip įrodymą. Tad manau, jie ieško patys to. Arba jie galbūt laukia mokslo metų pabaigos, kad tiesiog tyliai gražiai jį paimti ir atleisti, kad nebūtų čia jokios dramos. Labai norėčiau sužinoti, kaip čia bus toliau, ar jį atleis ar ne. Ir kai tik tai turėsi kokį nors update, parašyk man. So, good luck. Ir paskutinė istorija, 14, nes aš pradėjau pagaliau užsirašinėti, kiek čia tų istorijų, tad aš viso turime 14. Sveika Greta, žiūriu tavo video turbūt nuo 2014-15 metų. 10 metų, wow. Nežinau, ar gerai darau tai rašydama. Norėjau pasidalinti su tavimi, bet nesu tikra, ar noriu su kitais žmonėmis. Gali būti, kad žmonės, kurie žino šią istoriją, stebi tavo turinį. Nesivelsiu į detalės, nes nenoriu atskleisti nei savo, nei kitų asmenų vardų. All good. Mano istorija paaugliška, nuo jos praėjo nemažai laiko. Taigi, buvau linksma mergaitė, paauglė, turėjau draugą, kuris buvo metais vyresnis, taip pat ir draugių, taigi su tuo vaikinu buvau ilgokai, daugiau nei 2 metus.
Santykiams pablogėjus ir einant į pabaigą, nes nedaviau tai, ko jis norėjo, taip, kalba eina apie tai, pradėjo mane manipuliuoti, tačiau jis nebuvo jau toks svarbus ir nesielgė su manimi taip gerai, jog aš norėčiau jį saugoti ir gulčiausi su juo į lovą. Taigi išsiskirimas buvo labai jau dramatiškas, prisiminus net juokas ima, kokia tai buvo juokinga ir, sakyčiau, gyvenimiška patirtis. Praėjus vos kelioms savaitėms, viena iš mano draugių pradėjo tolti nuo manęs ir, kaip sužinau, iš kitų buvo su juo. Manęs tai jau nebetrikdė ir nebejaudino. Net ir man pasakius tai merginai, kuom pasibaigs jos draugystė su juo, jinai jį gynė visais būdais. Aš tik nusijuokiau ir gyvenau toliau. Po kurio laiko kita mano draugė atsiuntė ekrano nuotrauką, kurioje buvo tos merginos ir eksas rašinėjimas. Trumpai jame buvo parašyta, kad jis ją pasinaudojo ir paliko. Tai sužinojus nesureagavau niekaip. Buvo ir pikta, ir gaila, ir pajaučiau savotišką karmą. Šios istorijos pasakoje mano gyvenime nebeliko jokių draugų. Visus atstumiau. O jeigu ir atsiranda žmonės, kurie nori bendrauti, laikau atstumą ir leidžiu jiems apie save žinoti tik tiek, kiek aš pati noriu. Tad tai nėra am I the asshole, would I be the asshole, ar nieko panašaus. Tai tiesiog yra kaip ir istorija. Ką ir jūs galite daryti, jums nėra būtina siųsti istorijos ir klausti am I the asshole už tai ir tai. Bet kas jeigu tu pražiopsosi tikrą draugą ar draugę, kurie ateis į tavo gyvenimą? Kas jeigu tu pražiopsosi tikrus santykius vien dėl to, jog nenori atsiverti tiem žmonėms? Vien dėl to, kad vienas žmogus taip pasielgia su tavimi, nereiškia, jog reikia įlysti į urvą ir taip toliau gyventi visą savo gyvenimą. O ir šiaip sakė, jog tai juokinga ir gyvenimiška patirtis. Ir manau, turėtum labiau savimi pasitikėti, kadangi tu nuo pat pradžių supratai, kas ir kaip, ir kokia pagrindinė jo mintis, koks pagrindinis noras pas jį buvo šiuose santykiuose. Nežinau, kodėl santykiams pablogėjus ir einant į pabaigą ten, kodėl pablogėjo tie santykiai. Bet tu žinojai, ko tu nenori, tu žinojai, ko tu nori ir tu pamatėjai, kad šis žmogus nėra pats geriausias ir jog tu nenori jo savo gyvenime. Ir išsiskyriai. Turėtum savo padaryti. Su laiku visi žinos apie tą berniuką ir kaip jisai elgėsi su moterimis ir niekas jo nenorės. Arba norės tik tai tokios, kurios savęs negerbė. Bet gyvenimas ilgas, bus tų draugių, bus tų draugų ir bus tų vaikinų. Viskas bus cool. Viskas bus zaibys. Pagrindinį dalyką tu jau žinai, jau išmokai. Statyti save pirmą. Ir daryti tik tai, ką tu nori, o ne ką kiti verčia. Su ja, mokinkitės. Vaikai, mokinkitės. Alrighty. Tad iš viso buvo 14 istorijų. Istorijų, am I the asshole, would I be the asshole, updates ir panašiai. Aš kažkaip tai šiandien nesijaučiu, jog padariau labai gerą darbą. Nežinau, kaip šitas video gausis. Greta, kuri redaguoja šitą video, pasakyk, ar gerai čionais gavosi. Kažkaip po šitiek laiko nefilmavimo. Paskutinis video buvo apie Timothy Dexter. Bet po šitiek laiko nefilmavimo gan keista vėl atsisėsti prieš ekraną ir kalbėti lietuviškai, nes aš turiu tik tai keletą lietuvių draugų, su kuriais gan retai susimatau ir nelabai dažnai susiskambinu su šeima, kuri gyvena Lietuvoje. Tad gan keista po savaitės, po 2, po mėnesių vien tik tai angliškai kalbant, iš karto pradėti kalbėti lietuviškai, todėl labai dažnai pamirštu porą žodžių, ar netgi tiesiog pasakau angliškai, jeigu neatsimenu. Žinau, kad tas pusiau lietuviškai, pusiau angliškai kalbėjimas, kad tai nervuoja kitus žmonės, bet aš tiesiog negaliu padėti, kitaip aš negaliu. O ir aš pamiršau video pradžioje paminėti, kur galite atsiųsti savo istorijas, tad siųskite jas visas štai čia. Aš stengiuosi daryti video kuo dažniau, aš stengiuosi daryti visas 3 temas, bet, 4, jeigu skaitysime ir blogus, kuriuos aš keliu tik tai į Contribui. Bet tai galiu daryti tik tai tada, kai turiu laisvo laiko, ko šiuo metu nelabai turiu. Bet aš stengiuosi, aš stengiuosi. Aš tikrai žinau, jog mano žiūrovai turės daugiau patarimų, galbūt dėl vienos istorijos, galbūt dėl kelių ir žinoma, tikrai labai norėčiau, jog parašytumėt savo nuomonę ir galbūt padėtumėt taip tiem žmonėms, kurie atsiuntė savo istorijas. Vis dėlto, kuo daugiau nuomonių, tuo geriau.
Na ir kaip visą laiką, ačiū visiems, kurie atsiuntė savo istorijas, atleiskite, jog užtrukau taip ilgai norint padaryti šitą video ir atsakyti į jūsų istorijas. Džiugu, jog yra tiek daug žmonių norinčių, jog ir toliau daryčiau My Diazol, nes iš tikrųjų galvojau, kad niekam neįdomu, niekam nerūpi ši tema ir kad visi tiesiog nori pamatyti tikrus nusikaltimus video. Ir galbūt My Diazol reikės daryti, sakykime, 10 istorijų susirinkti ir padaryti video, nes tai būtų tada ir dažniau ir daug lengviau ir man, nes aš turiu eiti į darbą už 15 minučių. Yay! Fuck me. Ok. Šiandieną tiek. Ačiū už jūsų visų dėmesį. Ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye! I'm tired and I'm hungry.